su pergalė. Ačiū. Geras saldus jausmas vėl būti pusfinalėje pasaulio čempionatą, kaip prieš 4 metus ir vėl matysim, prieš ką žaisim, gali būti, kad prieš Ameriką. Labai džiaugiamės pergalę, tikrai antroji pusė vėl padarėm išvadas, tikrai buvo dideli, labai davė gerą darbą gynyboje, padėdami viens kitam, jie tikrai mažiau taškų įmetė, nes pirmam kėliny žinau, kad jie iš po krepšio labai daug privertė mums. Ir tikrai gerai labai kovom dėl kamuolių ir privertėm juos mesti tuos, tarkim, tolimus metimus. Galbūt kažkiek mums pasisekė, kad jie tikrai prametė ne vieną ir ne 2 metimus. Atkovom tos kamuolius ir žaidėm gan užtikrintą puolimą. Tas mums garantavo pergalę. Tikrai labai laimingas. Su Renaldu jūs kartu atidirbot labai daug gynėjų grandyje. Visas rungtynes, kaip jūs jaučiatės ir kaip jums taip? Žinau, dabar tas adrenalinas nėra kada. Tai prasme, nesijaučia tas nuovargis, tik tai dabar norisi eiti pirmyn, eiti toliau ir negalvoji, kiek žaidėjai, kaip žaidėjai ir taip toliau. Dabar sakau, šiandiena jau istorija, o poryt laukia dar svarbesnės varžybos. Ar yra skirtumas prieš ką žaisti pusfinalį? Visą laiką aišku yra, bet sakau, dabar žiūrėsim ateinančias varžybas ir žiūrėsim, kaip gausis matyti, kad bus Amerika, nežinom. Galbūt slovėnai pateiks staigmeną, kas be ko būtų gerai, bet žiūrėsim. Dabar sakau, pasilsim, žiūrim, kas mūsų sekins varžovas ir rytoj ruošiamės jam. Martynai, per 23 taškų metėt, ar būtumėt pasakęs prieš rungtynes, kad tiek daug mesite, kai koncentravosi į baudos aikštelę gindamiesi? Nebūtume pasakę ir galbūt nebuvo tas mūsų toks tikslas, bet jie labai tose vadinamose 2 prieš 2 pick and roll situacijos labai per apačią ir kai kiekvienas iš mūsų įsiverždavo, labai jie visi į vidų eidavo. Taip, gavom tikrai daug laisvų metimų iš toli, pasinaudojom jais ir dėl to galbūt pasisekė. Kokiam nuotaikom antrą ketvirtą iškėsit? Pakiliom. Taip, viskas buvo.